Tai va, žinai. Pradėjau lankyti paskaitas universitete ir man, blėt, pakišo kiaulę. Žinai, pakišo kiaulę, karočią. Tai va, žinai, 3 savaitę kaip nachaliavo lankau paskaitas. Nu ir ką? Einu aš iš paskaitų, čiupinėjau kur cigaretės, žiūriu, žinai, 50 eurų. Tu galvoji, ble, čia gerai? Galvoji, čia gerai? Kurva, man dabar jūs reikia gražinti. Tai karočią, aš kai ištraukiau 50 eurų iš kišenės, galvoju, ble, čiagi kaimynė, galvoju, ble, pas mane yra 250 eurų santaupų, ble, galvoju, čia kiba kaimynė man pakišo, žinai, galvoju, iš manęs pavogė pinigus ir pakišo kaimynė, žinai. Tai galvoju, ble, reikia važiuoti bendrabutį tikrinti pinigus, nu pofik. Tas bendrabutis, tai aš nuėjau išvariau laiptinę, grįžtu į paskaitas ir, ble, galvoju, kieno čia tie 50 eurų, žinai, ble. Karočią, turiu aš striukę ir, žinai, išėjau iš Mindaugo Maksimos, įkišau ranką į kišenę ir žiūriu, ble, 50 eurų, žinai, 50 eurų. Galvoju, iš kur tie 50 eurų, galvoju, ble, gal aš juos pasisidėjau, žinai, bet, ble, paskui aš tik tai grįžęs namo, aš prisiminiau, kad aš neturiu tų 50 eurų, žinai. Aš prisiminiau, kad aš jų neturėjau. Tai, ble, galvoju, ką daryt. Tai va, rytoj važiuosiu be 28 į universitetą. Ir, žinai, šiandien toksai jaunas vaikinukas budėjo, šiandien budėjo apsaugoj. Nu, tam budintis vaikinukas toksai, žinai, buvo. Bet būna ir toksai senis. Arba vaikinukas, arba senis. Tai jeigu aš rytoj budės senis, aš jam parodysiu 50 eurų. Ne, nu, bet kuriuo atveju pinigus grąžinti reikia, čia ne mano pinigai. Čia yra ne mano pinigai. Aš jų niekam neleisiu. Aš rytoj nuvažiuosiu į chemijos fakultetą, į chemijos institutą ir paduosiu juos apsauginiui. Bet kai apsauginis pamatys, jeigu tai bus senis, žinai, tasai senis, jisai pasakys grupė, vardas, pavardė, duosim telefoną ir išeisiu, žinai. Bet kas baisiausia tai, kad man pakišo 50 eurų, ane? Kaip čia, blėt, nu. Man pakišo 50 eurų ir dėl šito 50 eurų, blėt, aš galiu nuskambėti per visą universitetą. Tiksliau, per visą chemijos fakultetą. Jeigu teorijos dėstytojas sužinos, kad yra studentas neregistruotas studentų sąrašuose, jisai paprasčiausiai atkreips į mane dėmesį ir aš nuskambėsiu per visą VU kaip nachalas, nelegalas, nachaliavo lankantis paskaitas ir nenorintis susimokėti už savo modulį. Tai aš nuskambėsiu kaip nelegalas, supranti? Aš nuskambėsiu kaip nelegalas. Aš lankau paskaitas Vilniaus universitete, chemijos fakultete, tik matematiką, griežtai tik tai matematiką, nes aš pirmam kurse praleidau labai daug matematikos paskaitų. Aš norėjau pasikartot ir, blėt, šiandien, žinai, čiupu, žinai, už kišenės, išsitraukiu cigaretę ir žiūriu, blėt, 50 eurų, žinai. 50 eurų. Kurvų, blėt. Dabar man reikia juos grąžinti. Būčiau grąžinęs iš karto, viskas tvarkoj. Bet kame bairis, kad ten toks senis būdi. Jeigu tas senis pamatys, jeigu aš tam seniui pakišiu 50 eurų ir sakysiu, žiūrėkit, man kišo į kišenę ten šitą pinigus, jis pradės manim domėtis, kas aš, paprašys telefono numerio, gal vardo pavardės, patikrins sąrašuose ir, blėt, pizdėts. Nueisiu į teorijos paskaitas, sakys, kuris čia tas, kuris 50 eurų rado kišeniai. Ble, pizdėts. Ir mane tada jau žinos visas univeras, blėt, kad aš nachalas nelegaliai lankau paskaitas.
Tai va, blėt. Kuris nahui, blėt, man pakišo 50 eurų? Kuris, blėt? Kuris nahui man pakišo? Aš rimtai sakau, blėt. Nesupranti, dabar, blėt, jeigu pradės domėtis, kas aš privalau šitus pinigus grąžinti pagal Lietuvos teisės aktus, aš juos privalau grąžinti. Aš nesu vagis, aš nieko nesu pavogęs. Aš nesu vagis ir aš tus pinigus grąžinsiu. Bet, blėt, kuris nahui man pakišo į kišenę 50 eurų, blėt. Tai jeigu pradės manimi domėtis, kas aš toks, taip toliau, ir gali sužinoti šitą matematikos dėstytojas, kad yra studentas, kuris nelegaliai lanko paskaitas. Ir jeigu tai pasitiks, manęs laukia liūdnos žinios. Žodžiu, manęs laukia mišios. Jeigu sužinos, kad yra studentas nelegaliai lankantis paskaitas, dėl šitų 50 eurų, aš tikėjausi praslyst per visą semestrą, aš tikėjau praslyst, pasimokyti matematikos iki vasaros ir kurva, ble, dabar jeigu dabar paaiškės, kad aš lankau nelegaliai paskaitas chemijos fakultete, jau dėstytojas į mane pradėjo žiūrėti ir jis jau įtarė, kas aš toks. Jis jau įtarė, kad yra toks studentas. Bet kai pasitvirtins, kad toksai studentas yra, oi, tada bus negerai. Tai va, žodžiu, šitus 50 eurų rytoj važiuoju atgal į chemijos fakultetą. Aš galvau, kad čia mano. Bet pasirodo, visi pinigai vietoj čia yra mano. Pasirodo, čia yra studentų. Tai va, aš negaliu būti toksai, nu jau visiškai toks besažinės, kad šitą, žinai, aš negaliu būti toks visiškai besažinės, kad paimčiau ir išleičiau svetimus pinigus. Mama man perveda, taip, mama yra mama, man perveda kartais tų pinigų. Ir perveda ne 50, perveda daugiau, po 100 eurų perveda kartais. O šitus 50 eurų, čia yra studento pinigai. Čia yra studento pinigai. Įdomu, kuris iš jūsų toksai turtingas, kad gali švaistytis po 50 eurų? Kuris iš jūsų toksai turtingas? Tai ir dar kitas dalykas. Šiandien sutikau savo darbdavį, bendrijos pirmininką Tomą. Sutikau Tomą. Ir jisai sako, gal to reikia kažkokių priemonių. Ir aš besakau, ten tipo to reikia, ano reikia. Ir pamiršau patį svarbiausia, kad man reikalinga šita šluostė, nes, blėt, jau ta mano šluostė prarudijus, jinai ten visą spalvą pakeitus, apsinešus ten, ojetus. Nes aš ją taupau, žinai, aš tą šluostę, nu čia apie laiptinės kalbu, savo darbą. Aš tą šluostę taupau, žinai, nes kitą šluostę į langam valyti. Tai viskas, ir rytoj, jeigu, aš mačiau jo mašiną, tai žinau, kur jo mašina, jeigu rytoj rasiu jo mašiną stovinčią, tai nueisiu į 4 aukštą, pasibelsiu ir sakysiu, ar galit nupirkti tą šluostę, žinai. Tai va, vienas dalykas, kad dabar, blėt, mane tikrins visas universitetas, blėt, kas aš toks dėl to, kad radau 50 eurų. Blėt, kuris man pakišot 50 eurų, blėt, kuris iš jūsų man pakišot 50 eurų. Žinai, dabar vienas dalykas, kad mane skenuos dėl tų 50 eurų, kuriuos aš rytoj grąžinsiu. O kitas dalykas labai liūdnas yra, neliūdnas, tai normaliai. Aš turiu pasakyti savo bendrijos pirmininkui Tomui, kad šitą man nupirktų ne servetėlės, bet ant tos skuduriukus, tos šluostės. Nes jau tas skuduriukas, kuriuo aš valau pusę metų, jau, ble, ten spalvą pakeitęs, rūdimą apsinešęs, žinai, jau ten visiška šikna su to skuduriuku. Tai reikia paprašyti Tomo, kad jisai nupirktų man, kad užsakytų daugiau tų skuduriukų, žinai. Nes aš jau nebeturiu su ko valyti laiptinį, rankturiu. Tie skuduriukai įeina palangėm, laiptinėm, žinai. Ir jis jau toksai purvinas, kad aš jau su juo nebegaliu valyti, žinai. Tai rytoj bandysiu, pirma mano rytoj užduotis, nuvykti į chemijos fakultetą, perduoti 50 eurų apsauginiui. Ir tikiuosi, kad būdės jaunas, nes jeigu, blėt, būdės tas senis, tai toksai senis būdi. Jeigu būdės senis, tai jisai viską apie mane išklausinės ir tada pasakys dėstytojui, kad aš esu nelegaliai lankantis paskaitas. Ir jeigu tai pasitiks, tada man bus labai labai liūdna.